Informacinis terorizmas. Tai aplinka, kurioje mes gyvenam kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, žinojot, kad tie aktai, kurie daromi pasaulyje, jie visų pirma nukreipti prieš mus. Tai yra ne tiem žmonėms, kažkas ten žaugino ar ten kažkaip su jais susidūroja, bet konkrečiai į žmonės, kurie tai žiūri ir kurie paskui tai platina, kurie tai išgyvena, kokios pasiekmes. Yra moksliniai tyrimai, kurie parodo, kad tie žmonės, kurie stebi, išgyvena 4 kartus daugiau streso, negu kad tie, kurie dalyvauja tame įvykyje. Buvo rugsėjo aktų tyrimas darytas su 3000 žmonių. Ir tokios išvados. Bet baisiausia dar ne tas. Informacinis yra skirtas sukelti visuomenėje kažkokį tai rezonansą. Ir tam puikiai padeda žiniasklaida, kuri beprotiškai tą viską ištransliuoja, kuri sukelia žmonėms stresą ir kurie sukelia konkrečius neigiamus padarinius visuomenėje. Puikus pavyzdys Anglijoje 3 mergaitės tai padarė žmonės, bet išėjo straipsnis tą pačią dieną kažkokiam nežinomam Anglijos dienraštėje, kuris turėjo vos 3000 prenumeratorių. Tas dienraštis buvo anksčiau susijęs su Rusija. Išėjo melaginga informacija apie tai, kad nusikaltimą padarė ir iš karto visur klijuojama ta etiketė mūsų padarė, ne? Ir informacija išplito ten 100 milijonų, bet tikrai tai buvo didžiulės peržiūros ir dar kiti ten tinklapiai pasigavo, tą pertransliavo, įsigavosi taip, kad po šito viso tos bangos kitą dieną paaiškėjo, kad ten krikščionis, kad ten anglas, buvo paneigta šitą informaciją, bet ant tos bangos atsirado žmonės, skūsti tokie, pradėjo protestuoti Anglijoje, prieš svyti iš Anglijos musulmonus. Ir paskui tą bangą pagavo visoje Europoje, žiniasklaida pradėjo transliuoti masiškai. Tai visą tai, kas atsitiko visuomenė. Įvyko visos musulmonų bendruomenės diskriminacija, supriešinimas su krikščionimu. Ir tas buvo padaryta specialiai. Ir va čia vadinasi informacinis jisai skirtas visuomenės sustabdymui ir bendrai visuomenės tokios sveikatos bloginimui. O tą visą padaro ir išpopuliarina žiniasklaida, kuriai, man atrodo, kad jau reikalingas apynasris, nes jinai sprendžia, ką galima, o ko negalima skelbti. Jeigu tu kažką skelbi prieštarauja prieš jų ten oficialią poziciją, reiškia, tu esi ten fake news, ten tave išvadina melagienom, ten Delfis ar dar kažką. Bet jeigu jie patys tokią informaciją išplatina ir jeigu jie patys sukelia visuomenė neigiamus tokius įvykius, tai yra dar kažką, tai yra žiniasklaidos įtaka. Manau, kad į šitą dalyką reikia pradėti žiūrėti rimtai. Kas nori suprasti šitą problemą detaliau, kas tai yra tas informacinis, kaip tas viskas veikia, kaip susiriša psichologija, nes galima padaryti taip, kad žmogus vadinasi puzzlinis vadavimas, galima išprovokuoti žmonės eiti, daryti. Kai tą viską suvoki, kai supranti, darosi baisu. Ir tas filmas, lietuviškai Poveikį savo kanale, aš turiu automatinių vertimų, ten išverstas nelabai kokybiškai, rusiškai vaizdėstė, jeigu jūs tą filmą, šitą informaciją pažiūrėsit, reiškia, manipuliacija ant jūsų jau neveiks. Kas nori prisidėti prie visuomenės sveikatos ir gerovės, jūs turite patys pasižiūrėti tą filmą ir turite išplatinti. Tada mes, kaip visuomenė, tapsim atsparesni šitiems visiems manipuliaciniams triukams. Ačiū.